Kadangi šio renginio, galima sakyti, šou tema yra juodai balto nebyliojo kino spalvos, tendencijos, mes sugalvojame, kad padaryti netradiciškai ne juodą baltą spalvą, o pieno spalva su jūros smėlio spalva, kad būtų ryškiau, labiau spindėtų. Rinkomės reljefą, rauktą, tai yra rankų darbas, labai daug įdėta mūsų pastangų, vien dėl to mūsų kolekcija turi to išskirtinumo. Taip, pagrindę tiesiog rėmėmės tuo rankų darbu ir tiesiog imitavom. Labai draugiškas Šilko tekstilės kolektyvas. Absoliučiai visi labai malonus, labai bendrauja, labai gerai nuteikia darbui ir labai tikimės, kad ateityje bus galima rengti kažkokius panašius projektus. Jie tą siūlo, jie tai apie tai jau kalba ir būtų labai šaunu iš tikrųjų. Manau, mūsų Kauno ypatingai dizaineriam reikėtų daugiau tokių renginių. Būtent daugiau. Mes iš tiesų labai džiaugiamės, kad dalyvaujam tokiam renginyje. Labai norim padėkoti mūsų dizaineriam, kad sukūrė tokius gražius rūbus, tokias gražias sukneles. Ir aš manau, kad mes čia ne paskutinis kartas, kai mes kreipsimės į jas. Mes galim net pažadėti, kad tai bus ne paskutinis kartas, kai mes dalyvausim ir dirbsim ir kursim kartu su jomis. Mes džiaugiamės tiesiog, kad mes toliau su jomis dirbsime ir kursime toliau savo rūbus. Ir labai linkime tokios pat dar geresnės ateities dizaineriams. Ir daug kūrybingų minčių, naktų ir viso ko geriausio kartu su 6-9 danguje. Taigi, ponios ir ponai, taip pat išvysite dar vieną kolekciją. Jos autorės Donata Zubauskienė ir Evelina Remeikaitė. Šiuolaikinė moteris gali pasinaudoti dizainerio drąsių pasiūlymų vilkėti permatomus, apnuoginto kūno iliuziją sudarančius drabužius. Perregimo audinių daugiasluoksniškumas paslepia nuogybę, bet atskleidžia nuostabias moters formas. Būtent tokius pasiūlymus siūlo šios dvi stilistės. Kolekcija vadinasi Madame Pompadour. Jūsų laukia didelis siurprizas. Together
kolekcijos autorės Donata Zubauskienė ir Evelina Remeikaitė. Ypatingas viešnios 6 dirbinių danguje. Donata Zubauskienė ir Evelina Remeikaitė. Ačiū labai.